Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme. Prieš pradėdami įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris yra išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo šaltinio. Patikrinkite, ar nėra prijungtų išorinių įrenginių, tokių kaip VSP atmintinės ar išoriniai diskai. Pasiruoškite darbo vietą. Rekomenduojame dirbti ant paviršiaus, kuris yra švarus ir stabilus. Taip pat turėtumėte turėti šiuos įrankius: Philips tipo atsuktuvą, plastikinius atidarymo įrankius ir antistatinę apyrankę, kad apsaugotumėte kompiuterį nuo elektros iškrovų. Pirmiausia, atsukite nugarėlės varžtus. Paprastai šie varžtai yra ant nugarinės dalies. Naudokite Philips tipo atsuktuvą, kad atsuktumėte visus varžtus. Patikrinkite, ar nėra slepiamų varžtų po lipdukais. Kai visi varžtai bus atsukti, naudokite plastikinius atidarymo įrankius, kad atsargiai atidarytumėte nugarėlę. Pradėkite nuo kampų ir lėtai judėkite aplink kompiuterio šonus, kol dangtis atsiskleis. Dabar galite matyti vidinės kompiuterio dalis. Suraskite kietąjį diską, jis paprastai yra įmontuotas specialiame laikiklyje. Atsukite visus varžtus, kurie laiko kietąjį diską vietoje. Būkite atsargus, kad nesukeltumėte žalos kitoms komponentėms. Lėtai ištraukite kietąjį diską iš laikiklio. Jei diskas yra prijungtas kabeliais, atsargiai atjungite juos. Patikrinkite, ar nėra jokių pažeidimų ar dėvėjimosi ženklų. Jei planuojate pakeisti diską, rekomenduojame atlikti nemokamą diagnostiką. Taip galėsite nustatyti, ar kietasis diskas yra pažeistas, ar problema yra kitur. Mūsų paslaugos apima nemokamą diagnostiką ir galimybę gauti pasiūlymą dėl remonto. Jeigu nusprendėte pakeisti diską, įdėkite naują į laikiklį, prijunkite kabelius ir užsukite varžtus. Būkite tikri, kad viskas yra tvirtai pritvirtinta. Uždėkite atgal nugarėlės dangtį ir užsukite visus varžtus. Įsitikinkite, kad dangtis gerai priglunda ir nėra tarpo. Prijunkite kompiuterį prie maitinimo šaltinio ir įjunkite. Patikrinkite, ar kompiuteris tinkamai atpažįsta naują diską. Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme.